Oi, atsiprašau. Tų istorijų tai labai daug, bet viena istorija, kuri vis man dar neduoda ramybės, tai ji prasidėjo labai smagiai, nes atėjo į centrą vyrukas, lankė ir atėjo moteris. Ir taip gaunasi, kaip tarp vyro ir moters atsiranda draugystė, ar ne? Ir čia taip gausi. Jie suėjo į porą. Vyrukas tikrai įsimylėjo tą moterį, taip jau rimtai sakykime. Jie viską darė, jis dėl jos ten ėjo uždarbiauti pa žmonės. Padėjo jai ten, nes jis širdininkė buvo. Tai vaistų nupirkdavo, tai aprengė ten, jie išpuošė, ten suknelę nupirko kažkur, tai nežinau net kur. Ta prasme, kad vienas kitu pradėjo rūpintis. Ir visi džiaugiamės. Jie tada susitaupė, gavo kažkur namo dalį išsinuomoti, išėjo nuomotis. Tas toks buvo viskas. Ir dabar, pavyzdžiui, nežinau, kiek čia praėjo, gal mėnuo nepraėjęs, jisai ateina visas, sako, seniai buvai, sakau, kas, kaip, nes kartais ateidavo jie tiesiog maisto paketo pasimti, jau jeigu nebudu, tai jisai atvažiuodavo. Ir jisai tiesiog atsitupė, sako, neturiu kur eiti. Kas atsitiko? Tai jo draugė tiesiog sustojo širdis. Tai tiesiog tas ir yra, kad čia jie rado vienas kitą, ateina kas kelios dienos, ateina pasiguost. Tiesiog, jie sako, tai pabūk tarp žmonių. Sako, nebegaliu. Sako, turiu nurimti. Kodėl? Mesgi visi suprantam. O jisai sako, aš kai ateinu visi tiek rodo rūpesčio, kad aš negaliu ištverti. Tai jisai ateina kas kelios dienos, kartais užeina į centrą, kartais tiesiog kieme, jis su kažko pasišneka, tai mes dar ten lauknešėlį kokį sudedam ir jis vėl išeina. Ir aš vis laukiu, kada jis vėl galės pradėti lankyti, kasdien.